Vos prieš kelias dienas dalinausi savo Facebook'e žmonos nuotrauką, iš kurios padariau personažą, ar ne? Tai buvo Disney stiliaus personažas, tai čia galite matyti tą postą, tai yra žmona ir tai, ką pavyko padaryti, ChatGPT padarė su DALL-E pagalba iš mano žmonos, ar ne? Tikrai puikus paveikslėlis ir keletą jūsų pasibandė atkartoti šį stilių, kiti klausėt, kaip tai padaryti. Taigi aš šiandien sugalvojau, kad jums tiesiog ir parodysiu, ar ne? Tai padaryti yra neįtikėtinai paprasta. Tiesiog užeikite į ChatGPT 4o. Tarp kitko, ši funkcija veiks tik tai tiem vartotojams, kurie moka už ChatGPT mėnesinį mokestį. Tiesiog turėkite omeny, kad visą tai, ką parodysiu šiandien, jūs galite išbandyti ir nemokamai. Tiesiog tai bus apribota ir, galėsite sugeneruoti tik tai 2 paveikslėlius. Ok, ką pirmiausia padarom, tai štai čia attach. Įkeliam štai savo nuotrauką. Kaip ir prieš tai, paprašysiu, kad sukurtų Disney Pixar stiliaus nuotrauką, ar ne? Reikėtų visada paminėti, kad tai yra ar jūsų draugai, ar esate jūs pats, ar tai yra jūsų žmona ir panašiai. Tuomet ChatGPT netaiko jokių copyrightų, vadinam, ar ne? Nes žmonės generuoti nepatinka ir nenori turėti problemų, todėl būtinai parašykit, kad tai esat jūs, tai yra jūsų žmona, ar tai yra kažkas, kieno nuotraukas galite pergeneruoti, ar ne? Ir štai matom paveikslėlis, šiek tiek panašus, medžiai, šukuosena panaši į mano ir matos šiek tiek barzdos. Manau, kad pavyko visai gerai. Tiesa, čia rodau patį paprasčiausią būdą. Šiek tiek vėliau video parodysiu dar įmantresnių būdų, kaip galite sugeneruoti, paveikslėlius iš Simpsonų filmuko, iš Pietų parko ir panašiai. Todėl žiūrėkite video iki galo, jeigu norite pamatyti visus būdus ir, išbandyti patys. Gerai. Taigi pavyko visai neblogai, pabandom dar kartą įkelti žmonos nuotrauką ir parašiau, kad tai yra mano žmona ir padaryk Disney Pixar stiliaus iliustraciją taip pat. Kaip ir minėjau prieš tai, turiu pasakyti, kad tai yra man artimas asmo ir aš turiu teisę, tos paveikslėlius generuoti, kitaip gali ChatGPT spardytis ir negeneruoti. Štai, puikiai, ar ne? Manau, ir atvaizduoja ir raudoną suknelę, tarp kitko nuotrauką paėmiau tą pačią, kurią kėliau į Facebooką, jai labai patiko. Vėlgi, kai man čia generuoja raudoną nosį ir sugeneravo, 2 panašius paveikslėlius, viena labiau greini, kita tokia, ne? Tikrai neblogi vaizdeliai. Dabar, kaip ir minėjau video pradžioj, parodysiu šiek tiek advanced būdą, o tas advanced būdas yra naudojant GPTs. Taigi, kaip žinot, čia mes galim ieškoti įvairių GPTs, kuriuos sukūrė kiti žmonės. Mes galim sukurti GPT ir savo. Esu apie tai nufilmavęs video ir galite pasižiūrėti kažkur kanale, kaip sukurti savo GPT. Ir čia štai pasirinkau keletą variantų, tai yra South Park Me ir Simpsonize Me. Taigi, jeigu mes pasirinksim Simpsonize Me, procesas labai panašus. Aš įkeliu nuotrauką. Štai įkelsiu savo ir paprašysiu Simpsonizuok šį mano paveikslėlį. Ir pasižiūrėsim, kaip tai atrodys Simpsonų stilium. Aš šiek tiek bandžiausi ir rezultatai buvo neblogi. Pažiūrėsim, ar pavyks atkartoti. Kai kada būna hit or miss, nes tarkim prieš tai sugeneravo štai tokį mane. Paprašiau lygiai to paties, ar ne? Ir štai čia sugeneravo žmonos nuotrauką. Tai iš tikrųjų vėl, tikrai panašiai, bet kaip matot, kartais, būna tas vadinamas hit or miss. Reiškia, kad ne visada šie modeliai, nori tai daryti iš pirmo karto. Todėl pabandysim dabar pirmiausia užklausti ir tada įkelti nuotrauką, kaip tai dariau prieš tai. Taigi įkeliam nuotrauką ir neprašom absoliučiai nieko. Pažiūrėsim, ar dabar pavyks padaryti, Simpsonų personažą iš manęs. Tiesa, nuotrauka senoka, jau daryta prieš keletą metų. Amžius pridėjo savo. Ok, tai gavosi kažkokia skulptūrėlė, čia netgi Rauską įgijau. Ok, kažkas panašaus. Pabandom, tarkim, pasidaryti štai žmoną. Vėlgi, matot, vieną kartą užklausiau, ChatGPT turėtų atsiminti
kas yra klausima ir, tiesiog generuoti toliau be papildomų raginimų, be papildomų užklausų. Generacija trunka šiek tiek ilgiau. Štai, pavyko labai panašiai kaip ir prieš tai. Tiesa, prieš tai gavos tikrai geriau, nes štai dar parodysiu prieš tai buvusią variantą. Tikrai gražesnis ir su mažiau klaidų. Ok, pabandom iš naujo, sugeneruoti mūsų visų mylimą prezidentą. Tiesiog įdomu, šio paveikslėlio negeneravau, todėl noriu pažiūrėti, kaip tai atrodys. Įdomu, kaip Gitanas Nausėda atrodytų Simpsonų filmuke, ar ne? Jeigu jis ten būtų nupieštas, kaip žinot, labai ten yra daug dalyvavę žvaigždžių. Štai, Gitanas Nausėda gal šiek tiek senstelėjęs. Ir pabandysim pradėti dar naują chatą, nes ko gero taip veikia geriau. Ir įkelsiu labai žinomą moterį Lietuvoje ir pažiūrėsim, kaip jinai atrodytų, jeigu būtų Simpsonų filmuke. Kaip matot, vėl su ChatGPT kartais tenka pasipykti, arba užklausos turėtų būti aiškesnės. Dabar man apibūdino, ką jisai generuos, kiekvieną kartą vis kitaip ar ne, ir paklausė, ar būtent tai sugeneruoti. Pasakiau, kad taip, sugeneruok. Ir žiūrėsim, kas gavosi iš šios nuotraukos. Galbūt, taip, turi piniginę, rudas fonas ir... Ok, gal jo, šiek tiek panašu, ar ne? Taigi, o dar vienas būdas, kurį atradau, veikia visai neblogai. Vadinasi South Park Me. Ir vėlgi, aš pabandysiu pirmiausiai su savimi. Paprašiau, kad, padaryk mane Pietų parko veikėjų. Štai šis GPT man suteikia vardą, tai Stanley Stoneface Baldwinas iš South Parko ir paprašysiu, kad sugeneruotų paveikslėlį South Parko stilium. Štai esu aš, Pietų parko stiliumi. Parašykit būtinai komentaruose, ar panašus pavyko, ar nepanašus. Matom čia kitokį klaidelį, bet manau, daugiau pasižaidę, tikrai išgautum tai, ką norim. Dabar man labai smalsu pamatyti, kaip atrodytų mano žmona. Taigi paprašiau, kad sugeneruotų mano žmonos paveikslėlį, taip pat Pietų parko stiliumi. Aš tikiuosi, kad gausis dar šmaikščiau negu gavus aš. Ok. Būtinai parašykit komentaruose, kaip manot, ar šitie paveikslėliai yra panašus. Man atrodo, kad yra panašus, gal jūs galvojat kitaip. Ir taigi, tai buvo trumpa apžvalga, trumpas patarimas, kaip galite paversti savo nuotraukas įvairių animacinių filmukų herojais, personažais. Tikiuosi, kad video neprailgo ir, jei jums patiko, būtinai paspauskit like, pasidalinkit su draugais, kuriem galbūt tai aktualu ir prenumeruokit kanalą, jeigu dar to nedarot. Ir taip pat apačioj rasite nuorodą į Pono Obuolio Facebook puslapį, kuriame galite sužinoti karščiausias AI naujienas, sužinoti pirmieji apie mano išleidžiamus video ir visą kitą naudingą informaciją. Todėl siūlau jums prenumeruoti tiek YouTube, tiek Facebook kanalus ir šiandien iki sekančių video. Ate!